vasarą su anūkais, tai močiutė taip pasėdėti ramiai prie kavos labai retai turėjo progą. O anūkėliai žaidė savo žaidimus, kartais ir kortom. Čia mes buvom palikę namie valandai laiko. Taigi jie čia viešpatavo. Čia padarė sesiją man. O čia Pijus ir močiutė matuojasi ūgį. O koksai santykis įdomus. O kai anūkai jau iškeliauja pas tėvelius, tai vaizdelis kambaryje būna maždaug toks. Nieko baisaus, o čia labai puikiai nuotrauka buvo. Kur tavo senelį kamuolys, visi kiekvieną turi atskirai. Ką čia jums papasakot? Sėdžiu mašinoj ir laukiu, kol ateis mamulė su Joriuku. Išėjo, paliko mane vieną čia, visą prakaituotą. Reikia kankintis čia karštį. Įdomu, ką jos ten kokias tabletas perka ar ką. O gal aukso gabalą kokį rado, kad taip ilgai neteina. Matysim. Labą dieną. Aš esu dirbtinis intelektas ir mano vardas yra Ona. Dirbu Apple telefonų komandoje. Galėčiau jums daug padėti, bet reikia jūsų sutikimo. Eikit. Visas šias nesąmones sukūrė pagyvenęs jaunuolis vardu Gintas. Geros dienos. Jūsų Ona iš Apple komandos. Vasarą kilo stipri audra, Lietuvoje daug gyventojų liko be elektros. Mums nepakenkė, bet vaizdelis tai buvo įspūdingas. Čia matom, ką matėm kieme pro langą. Šiuo metu mes Nidoje. Dzūkijos internetui Aido kompanijai kurjeris pristatė siuntinį. Fidži priima, toks darbo pasidalymas. Polska, żyje. Polska. Nie zgniela. Važiavom prie Juodžio ežero, atvažiavom prie Ruželio. Čia įsimaudom, čia prisirenkam grybų šiek tiek. Jorijui čia labai sekėsi tą daryti. Gal man dar pasiims? Tai paskui grįžtant, vis tiek pro čia reikia grįžti. Paragaunam ar skanų. Gerai. Gerai. Tai galim pasiimti daugiau. Galėsim prisiskinti. Ką man daryti dabar? Rasa su šeima, taip pat su savo darbo kolegomis šį
Šį kartą ir Aidas su Loreta plaukia baidarėmis Lenkijos upeliais ir sutinka šį gyvūną. Labai ir kurva. Jie pridolė kaip pinčiai. Jie pridolė. Bet aš nemačiusi bebro iš taip arti gyvenime. Aš biškai, palaikyk savo tą... Jam įdomu čia. Nes aš Jau mes jį pasiėmėm. Pasiėmus su savim? O atsargiai jie gali kas, kaip ir sakėt, bet to jis toks išvaišęs, neaišku, kad vazai negali. Jo, dabar. Kodėl jis taip daro, tai... Jūs išsižioja, žinote. Toks gal jis moka šokti, vazai negali. Kur jis eina? Jis keliauja? Jau, iškeliauja. Vazai. Ata. O čia tik baidarės. Ne. Taigi sakoma, kad kas valdo Gotlandą, tas valdo Baltijos jūrą. Aidas su 3 draugais ir patyrusiu kapitonu išplaukė iš Klaipėdos tiesiai į Gotlando salą, apiplaukė ir grįžo atgal su nuotykiais, su įspūdžiais ir su nauja patirtim. Basanavičiaus gatvėje atnaujintas Matučiai atminti skulptūrų parkas iš medžio. Na ir keletas epizodų iš miesto šventės. Rudenį čia pabūna, 3 pasaulyje gražiausios vietos, tai galvom. Gerai. Tai kaip tavo tėvas, ale lyginai taip. Sustojom Lukšiuose. Čia po karo Rasos ir Aido senelis dirbo mokyklos direktorium. Tai pasirodo. Ai, nu tai matote, bet vis tiek jie Tai mes kaip prieš kelis metus sakėm, kad matysi dažniau, nes čia jau gyvenam nuolat. Sako, tai jūs sako, mes čia tokius irgi tokią senyvą porą turim, tai jie Tailande turi butą, Caftate turi butą ir gal Portugalijoje. Ir sako, jie tai per metus ir važinėja. Kai žiema ten pabūna, tada jau pavasarį, rudenį čia pabūna, 3 pasaulyje gražiausios vietos, tai galvom visai gerai. O Laima, bevaikštinėdama Nidos gatvėmis, netikėtai sutinka žmogų, kurį gal mes ir nelabai mylime, bet vis tik tai yra Respublikos prezidentas. O mes čia vėl, kaip paprastai, aptarinėjame reikalus pasaulyje, Lietuvoje ir kurorte. Nidoje ir Alytaus kurortas. Mes abu iš ten. apie viską. Tą mes ir darom. Jo, oras toksai keistokas biski, ne? Nėra tų vietų. Viduje. Jo, čia Laima labai įsiklausė į Rai Hip. Man labai patikdavo. Mano mėgstama daina. Jo, Virgis šitą puikiai atsimena. Čia mūsų visų buvo. Brūžindavo kaip turi būti aš šiandien. Jo. Parkas, jo. Salisburg. Ir Lady in Black dar man patiko. Taip, ir iš tą pačią diską. Jo, iš tą pačią diską. Suskaudo man koją. Žiūriu, Bazis identifikavo tą vietą ir jis 15 minučių aktyviai dirbo. Ir atvirai kalbant, skausmas prapuolė. Mes čia prisižiūrėję filmų apie Napoleoną Bonapartą
skaitom Žozefinos istoriją dar prieš miegą. Ar ne taip? Jau perskaityta, dabar jau miegot. Ate. Ate. Stalas. Ten už šuniekas, žiūrėkit, nudvėsęs guli. Bet iš tikro tai neaiškiai, kapsimeta. Fidži nereaguoja. Bazi sureagavo. Oho. Čia poilsiautoja eina į jūrą. Daugiavaikė pušelė. Man patinka. Apžiūrim dviračių paradą. Ir visi pririšti. Iš kur tu čia pareini? Jau galvoju, kad paskendai. Valandą laiko prapuoliai. Man liepė išlipto, pats dingai. Nu žinok, šilta. Tu gali įsivaizduoti 20 laipsnių šilumos vanduo. Tai aš tik sakau, kad būtų kaip Adrijoje skaidrumas ir druska. Nu tai būtų kaip Mėnulio jūrose. Dabar sukuosi. Mes sušiniai. Bulvių salotos. 24 eurai. Eik tu. O tai kas tiek kainuoja? Rinkinys. Oho, tai čia faina kavinė. Bet čia man patinka, kad net ir bazį atnešė, padavėja vandens atnešė, priėmė tave kaip savą. Oi. O turgui sėdė, nu tai kokias parduotuvės ten neturi, turgui batus padavė, jinai gyrėsi, kad jie, nu kad gal iš to... Ne pirmą dieną jau mes stebim šį vyruką su 5 mažais vaikais, kai jie ateina į pliažą čia į pavakarę, o dabar va matom, vienas mažiukas dar liko. Bet jis apie 20 metrų atropojo iki su pailsėjimais iki visų kitų. Kaip vežliukas koks. Pasirodo, jie gyvena čia Nidoj. Žmona paprastai mėgsta, sakė, maudytis žiemą, o tėtė su vaikais čia. Įvykis. Išėjom grybaut, o radom bruknes. Taip dar nebuvo. Karbazas įrodė, kad jis yra tikras vandens šuo, nes jis vakar gaudė kamuoliuką jūros vandenyje ir plaukė bent jau 10 metų. Tai va tiek. O dabar, kadangi čia praleidom porą savaičių, kaip aš vadinu, rojaus sode, čia vaikų dovana, džiaugiuosi, kad tokią galimybę turėjom. Ir dabar atsisveikinimui dar norėčiau pasiūlyti šiam protingam daiktui Benkentofelsen, kad jis mums pagrotų kokią nors fainą melodiją. Hey, Google, play Aphrodite's Child Break on Spotify.
Sure, Break by Aphrodite's Child. Here it is on Spotify. Vakarinės saulės nusileidimą. You make it.